Žilvė, nučiupinės tavo vaikai tą audinę. Švaresnė galbūt. Kebabų prikirti prieš tai revaluoti. Nu, nieko bais. Ką, tu vis nesusidraugauji su ją? Saulis sakė, čia nori prastestuoti. Kad sušiltų tau, vis tiek šaltam. Gerai, gali užkurti. Užkurti ir tegul sušyla, pasibiški testam. Čempionatai čia naida prasitestuoti? Jo, prasitestuoti, nes biškį gal reikia ir pareguliuoti prasme. Nes telšiuos, kai važiavau, biškį traukos kaip ir nebebuvo, tai reikia pasižiūrėti. Bet tau šis sezonas tokiais kasiakais, čia vienas, kitas. Nu, tokie lengvi iš tikrųjų. Nu, bet tai jie daugiausiai, žinai, suvalga tos kantrybės, kad kažkas didelė išlystų, tai viskas aišku. Ne, tai geriau po biškį negu daug. Tai ką dabar vėl sukai kažką? Dabar nieko nesukau, suviniojau kolektorius su duslintų bintų, nes visas buvo jau nudegęs. Ką dar aš dariau? Važiuoklę visą persižiūrėjau, o daugiau kaip ir viskas gerai. Kitam čempionatė su įskaitom? Kol kas pirmas, bet neaišku, žinai, iki mažos klaidos labai netoli. Kas vejasi? Tai žvėris antras Donatas. Tai čia dar ne paskutinis etapas čempionato? Ne, dar du. Pakruojai bus savaitgalį ir tada Pavilkiai. Pavilkiai bus smagu pralėkti? Nu jo, ten smagi trasa, viskas neblogai. Nu, tai va, nu gerai, čia svarbu tas treniruotė, žinai, kad pabaigtos kasiakus išsigaudyt. Ir lėk. Tai va, dėl to važiavom išgaudyti. Čia tau netoli ganėtinai, žinai, arčiau, nei kažkur toli. Gerai, žiūrėt, kaip čia tiem vaikam įspūdžiai. Žilva, galima duris pradaryti? Žilva. Galima tam duris pradaryti, gerai. Nu, įdomu, vaikai. Matė kažką iš arčiau tokią? Uoginės gal buvęs? Per varžybas buvęs per varžybas? Posparnį pametį, rūkščiai važiavai? Ten gale, ne? Ką? Gale tenai. Jo, užpylė viską žvyro ir nieko nematyti. Smagiai lekia? Dar vis. Nu, Žilva, gal tau audiniai bagį keistų? Bagių nedaug Lietuvoje. Nu, ateity gal. Pirma mintis? Ką, žinau, įdomu pabandyti, žinai. Pateko bandyti? Ne, gal šiandien teks. Matai, su Žilva pasikeiskit technikom. Net aš dar važiuot nemoku. Nu, tas, kur nuvažiavęs akmenį į pirmą vietą iš pirmų lenktynių. Nu, vaikai, pamatėt audinę, pamatėt bagį, tai kas geriau? Šita mašina. Bagis geriau? Ai, Aš jau nelabai šitas
geriau, Audi ar bagis trasoj? Bagis. Efektas ir garsas tas, ne? Jo. Ir gražiau. Gražiau? Nu, Ilarijau, po kiek laiko sugrįžai ant žvyro? Realiai beveik gal po metų. Metai, sezonas. Visas sezonas praėjo. Kada nurašė tave, primink, sezoną uždarėme ar prieš? Prieš. Dar Kažkiek sezoną varžybų uždarėme, dar galvojom suspėsim, bent jau daug maž atkel keibalą, bet nespėjom. O dabar galima apseit pasižiūrėti, kas čia buvo jam padaryta. Tai papasakok biškį, pirštų pabadyk. Matom, Pervyrinom realiai stakaną, susidėjom naują donoro stogas. stogas pasikeitė realiai. Buferiai, sparnai keitės. Aha. Biškį gavom špakliuot, kad tai bangų nebūtų. O dabar iš tų defektų techninių, tokių stipresnių buvo važiuokliai, kažkur kažkas lūžo Tai išplėsti. amortikai du, šakė, traukė, galinė, kiek priekinė, tada stakanas galinis iš važiuoklės pusės irgi biškį paėjo su apatinė Šitas, ne? šakė. Jo, šitas ratas. Na toliau kaip ir paikis. Dabar tas pravažiavimas, kiek čia 3 ratus tokios padarai dulkėse, Nu jo, biškį. kaip baimė kažkokia yra. Nu, biškį yra. Tai mašinas reikia vėl pagauti ją, suprasti. Jo, reikia vėl išmokti. Vėl viskas iš naujo. Vėl. Prieš tai kiek varžybų važiavai? 2-3? Tai praeitais metais atvažiavau Aukštaitijos beveik visas, tik vienas nebuvau, bet aš važiavau čempionatą, kai buvo Mėra taurė padaryta. Tai per Mėra taurę gavau variklį pasikeist tada, į Latviją paskutinį naktį viskas vyko. Po Latvijų ir prasidėjo visi šitie. Tai tada jau buvai biškį tą mašiną apipratęs, Jo. vėl tą varį ir vėl viskas iš naujo. Jo, pastogo vėl viskas iš naujo. Tai kas sunkiau su mašina apsiprast ar su savim sukovot, nes vis tiek tą baimę. Dabar realiai su abiejais. Kiek su savim ir kiek su mašina. Bet šiaip pasilau šitas mašinas. Matėm, kad ten garažų, girdėjom vaizdo įrašas, kad garažų masyvose ten vis Nu, pok. biškį. Karts nuo karto. Kartais reikia. Tai dabar tavo, sakykime, šio sezono planas kažkoks dabar išsisidėliojęs esi. Nu tai realiai dabar jo gynius etapas kaip bus. 13 berods rugsėjo. Nežinau, reikia tikslintis pats. Ir uždarimo bent, jeigu viskas gerai. O išvaizdą kažką darysi ar tokį ir pamatys žiūrovai? Tai gal pagruntuosim. Pagrantuosi, kad vienas spalva būtų. Jo, kad bent jau vienas spalva bus. O toliau kaip ir daug maž liks taip. Dabar tas kontaktas su tuo Latviu turėjai, tai tų artimų kovų gal vengsi? Jo, jeigu išeis išvažiuoti, tai jo, nelysi nesiplėšys. Man bus treniruoti. Jo, dabar tau reikia vėl iš pradžių viską, žinai. Jo, kol kas Išmokti. jo. Svarbiausia, kad dabar mašiną bent jau atlaikytų. Jo, nes iš tiesų ir tie RVD klasės sportininkai jie labai smarkiai pagreitėjo. Jo, kiek mačiau jo baisiai. Ten jau žinai, jie ir padangas atsirinko, ir važiuoklės ant minkštumus atsirinko, kažkokios nustatymus, redukcijas atsirinko. Tai jo, O tu, kaip sakyt, po to krešą išvažiuoji vėl naujas. Aš po stogo išvažiuoju vėl naujas. O kaip tas stogas, kaip ten tas visas įvykis, po to stogo buvo minčių, kad užteks gana ar... Ne. Grįžus po stogo, palikau mašiną gal dienai, kitoj dienoj jau garažį sėdėjau. Nes buvo noro dar uždarimą suvažiuoti, tai naktim sėdėjau. Bet ar skubėti verta po krešą? Gal geriau palikti, tegu pastovės? Nu, realiai ten labai, kad ten tokio baisaus nelabai kas tai buvo, važiuoklę tik tais atitiesinti reikėjo. Važiuoklę mes tada buvom per naktį, gal buvom viską atstatę, kiek ir galinį ratą, priekinius visus buvom padarę. Tai žodžiu ant ratų pastatė per naktį. Tai ir užkūrėm tą pačią naktį.
Tai realiai būtų belikę tik langą įsidėti. Aišku, nieks nelabai žinom, kaip ten su varikliu bus. Bet kai tada užkūrėm naktį, tai viskas normaliai, viskas. Nu jo, tai ką, žinai, ten tą krikštą jau turėjai, gal ir užteks tų krikštų tolimesnė motokroso keliai. Užteks. Nes tas krikštas, žinai, netoks, kad ten kaip būna, žinai, švelniai versta. Jo. O tavo toks skausmingas, tik kampais, kai tas susistūvimas tuo Latviu, tai pagrindinės kaltininkas tas Latvius ir buvo. Jo. Kai ketvirtint šovė, realiai apsuko, aš laitais likau. O jau ten stabdyk nebestabdės, nelabai jau kas padės. Tai tau dabar jau kiek čia liko tų važiavimų, geriau tų mašinų pasaugo, tiesiog ją atsistiguot kitam sezonui. Jo, viskas. O per žiemą kažkokių planų, tai ką, tada išvaizdą tobulinsi? Jo, tada išvaizdą darysim. Gerai, dar važiuosi? Aišku. Dulkių daug, ne? Nu, biški. Va, Žilvinas, gal tas dulkės išpus iš trasos. Galima pakalbinti. Išfilmavom, išfotkinam. Čia dabar tų vaikų vagynės užvežėt. Taip. Kas čia per projektai, kas čia per... Čia yra stovykla. Kupiškio viešosios bibliotekos stovykla, motorizuota vasara. Antri metai ta stovykla, tik pernai buvo sparnuota vasara. Tai važiavom visur, kur yra sparnai, į aeroklubus, o šiemet sugalvojom, kad motorizuota, tai bandom, kad mokiniai susidomėtų ir žinotų, kas rajone, kokie yra klubai, kokios yra veiklos vykdomos, viskas, kas susiję su ratais. O dabar čia ne pirmą aplankyta trasa, kiek jau apvažiavot, aplankėt kažkur kažkokių garažų? Ne, pirma trasa. Čia dabar, čia projekto pradžia, galima sakyti. Šį projekto pradžia buvo pirmadienį, mes lankėmės pas ūkininkus, ūkininkų angaruose, traktorių žiūrėjom. Žemės ūkio technikas. Žemės ūkio technika, jo. Čia ne tik sportas motorizuota, čia viskas, Ne, čia viskas, kas sakau, kas su motoru, su ratais, tai antradienį dabar mes buvom, čia buvom, gaisriniai teisingai, ačiū, pasufleravo, buvom prieš gaisriniai gelbėjimo tarnyboje, tai žiūrėjom irgi, mums pažindino su visa... O kaip vaikų laukia? Patinkate, kai atvažiuoja tokie būriai vaikų? Nereikia labai jų ten ganyti? Ne, vaikų ganyti nereikia, pakankamai geri vaikai. Tik tai tie, kad labiau susidomėję tie mažesni. Mes vis norim, kad būtų nuo 10 iki 15 tokie paaugliai, bet daugiausia domisi 8,
12. Tai čia tokia savanoriška veikla, kas nori užsirašo. Jo, mes šiaip finansuoja pati biblioteka viešoji ir tai buvo galimybė registruotis ir kas norėjo, tas galėjo užsirašyti. O kaip po šitų veiklų, tokių edukacinių, tie vaikai išreiškia susidomėjimą, kad, va, tarkim, su gaisrininkais patiko, su žemės ūkio technika patiko? Nu, man atrodo, žinokit, tai išreiškia jie, gal, vat, kai kurie, tai, sakykime, ir šiandien jau su šalmais atvažiavo. Jo, atkreipiu dėmesį, Jo, bet tikriausiai tai- neteks pasivažinėti, nes Nu jo. antrų sėdinių. Taip, Nėra. bet dauguma, vat, keturačiais važinėjasi, su tėveliais atvažiuoja, kiek girdėjau į trasas, tai vis tiek domisi. Tai gal čia tas toks aktyvesnis jaunimas ir susirinko? Nu, manyčiau, kad Nu, kur Nu, tokia- turi to technikos vis tiek garažė kažkur. jo, nu, čia daugiau, aš taip sakyčiau, gal ta stovykla berniukiška Bet ir mergaičių tokia. turim. Yra, tai buvo viena vis, dabar jau dvi šiandien daugėja. O kokie tolimesni planai šitą stovyklą? Nesibaigs čia Logynios teisės? Tai rytoj paskutinė diena, mes keliausime prie Marių, kur bus jaunimui skirta diena ir ten bus vandens motociklai. Bet kadangi jie per maži, tai tikriausiai mums neteks paplaukyti. Tai supažindys su technika ir parodys tokį pasiplaukimą. Tai gal kartais ir praplauks, kaip čia šiandien tikėjosi su šalmais suvažiavę. Jo, va tas ir gaila, tiesiog sportiniai automobiliai tokia disciplina, kad po vieną vairuotoją važiuoja. Nieko nepadarysi. O dabar ten tų stovyklų, kas čia suorganizuoja, kas čia ištempia tas tokios projektus, jūs? Čia šiaip vadovė aš tų projektų, o šiaip organizuojam mes kaip viešoji biblioteka. O kaip jums kylo idėja vaikus pažindint būtent su ta motorizuota technika, nes, nu, neslėpkim, krepšinis, ten tinklinis, koks tai tenisas. Na, tiesiog mes dažnai komandoje tarėmės bibliotekoje, kokias stovyklas vykdyti. Daug pasufleruoja direktorius mūsų Algirdas Venskus, kuris labai geranoriškai žiūri į tas stovyklas ir šiemet mes finansavimo negavom, nes tiesiog nesuskubom parašyti projektui, kad gautumėm lėšas. Tai jis tiesiog pats pasiūlė, kad finansuosim patys ir išvažiavimus ir kad skatint reikia vaikus. Nu, tai toks spyris būna mūsų direktoriaus labiau. Nu, bet tai gražu, čia tokia gaunas kaip iniciatyva jo asmeninė. Tas vaikų traukimas į tos, sakykime, nišinės sporto disciplinas, nes autokrosas, ką matom, nu, iš tiesų jis yra nišinis, jisai nėra kaip ralis išreklamuotas, kaip Dakaro ten ralis, tarkim. Nu, tai smagu, o kažkokie kitie metam kažkokių vėl minčių yra, kažko Nu, tai panašiai. bandysim gal tęsti, bet tik tai dar, nežinau, ką sugalvosim, kokie dar visi dabar metai bus prieš akis. ratai. Tai va. Gal kažką su dviračiais, gal, nu, Nu, yra tiesiog. tų dviračių, kai Kupiškis susikūręs tas klubas. Jo. Tai tikrai, nu, galima vaikus ten galų galiausiai ir ištemti kokiam ten aplink Marias. Nu, gal biškai daugoka. Nu, reikia, Rapilio miške gal maršrutai. vyresnių reiktų čia va, tokiam ar žygiui kažkokiam. Jo, čia iš tiesų būtų gražia idėja, netgi galėtų ten tuos pačius, tarkim, šaulius Kupiškio pasikviesti, kažkokią padarytų išminat su dviračiais be nieko ar su kažkuo ten uždegti ugnį, kai kur kažkaip, nu, va tokia. Jo, nu va, tai gal Smagu. jūs va, duosit dar idėjų, tai mes pasisemsim. Jo, ir yra, būtinai. iš tiesų tam Kupišky yra tų veiksnių žmonių, tik tai to kitą kartą palaikymo finansinio pritrūksta ir tos idėjas kažkur nugula. Bet dėl to mes ir norim, kad parodyt, kad tikrai yra ką veikti Kupiškyje, kad yra tų iniciatyvių žmonių, yra klubų, yra įvairių veiklų, kurias gali vykdyti ne tik tai suaugę, bet ir vaikus įtraukti, tai tiesiog va, tokios stovyklos ir gimsta. Čia šitas amžius pas jūs, ten, tarkim, iki tų 12 metų dar toks kaip ir, o va tenka su Kupiškio jaunimo centru padirbti, nu kaip padirbti, nu tiesiog nuvyks, supažinti, pamenauti su vaikais. Nu tie 15, 16, 17 vaikai, jie sunkiau tokie įtraukiami, nes jie, kaip sakyt, ta paauglystė pas juos ateina. Nu, iškrinta, žinokit, šitas tarpas pas mus kažkaip 13-17, vat jie iškrinta. Va tas gal ir gailiausia, nes jie tokie turėtų būti imliausi. Taip, ir aktyviausi, man atrodo, jiem čia įdomiausia turėtų būti
todėl kad kiti va tokio amžiaus jau sportų kažkokį užsiima, pradeda domėtis, gal ateičiai. Na, šitie jiem dar paaugti reikia. Va tie, kur tie 13, tarkim, 17 amžiaus vaikai, aš netgi sakyčiau, jiem būtų pravartu tokiuose ne kiek atvažiuoti, pamatyti, kaip važiuoja, bet bendraus tai sportininkais, kokia disciplina pas sportininkus atsiranda, tarkim, tas alkoholio vartojimas, narkotikai, cigaretės, kad tai nėra gerai. Ta prasme, sportas, savęs disciplinos, ūkdymas, va, tas atveda į sportą, nuo to pradėkim. Nu, visi galvoja brangu ir aš čia neturiu ką veikti, žinai. Ne nuo pinigų, pirmą nuo savęs reikia pradėti ir va tuos 13-17 vaikus išformuoti, va tą discipliną, kaip yra ten Kupiškių tų motokrosistų važiuojančių aktyviai, kaip jie ūkdo save, va tą tokį atnešti vaikam būtų labai smagu. Tik tiek, kad čia nėra privaloma, tai savanoriška, tai kas jau registruojasi, mes tuos ir priimam. Pernai buvo ir 14 metų mergaitės buvo tokios aktyvesnės. Gal ir ta pati stovykla buvo neįprasta, sparnuota vasara, nes buvo su aeroklubai susiję. Pakilt norim visi į tą dangų. Jo, bet nekylom, niekas nepakėlė mūsų, bet susipažinom su aplink rajonuose esančiais aeroklubais, aišku, su savo, šiemet dar kartą pakartojom. Pas Lauriną nuvažiavom, jo. Taip, o dabar kiek šiandieną vaikų atsivežėt? 14. O pernai kiek turėjot su veiklo? 17. Mes talpinam tiek, kiek autobusiukų. Vienu vežimu. Vietų yra. O tas skaičius susirašo daugiau, ar tenka pritraukti, kad surinkta pilną autobusiuką? Jeigu būtų galimybė, tai mes dvigubai daugiau surinktumėm, kadangi užsirašančių tai yra daug, tai rašom tokius rezervinius, jeigu kažkas atsisako, tada mes kviečiam tuos, kurie norėjo po sąrašo, kaip aš sakau. Supratau. Tai dar kiek čia ilgai pabūsit, ar jau užteks? Tai kaip pagal vaikus. Jau jaučiasi nuovargis ant vaikų. Vieniem įdomu, kitiem nelabai. Ir tos dulkės, ta saulė, jinai iš tiesų išvargina. Išsilakstė jau vaikai. Išsilakstė. Ne, jau gal autobusėlins sėda. Kaip vaikai, jums patinka čia? Jo, labai įdomu. O pernai buvai sparnuotoje stovykloje? Nebuvau. Tai net neprakas. Tai kas šiandien labiausiai patinka? Šitas bagis. Kodėl? Labai ant posūkių metusi, greitai važiuoja. Garsas geras. Aha, jo. Moca variklis. O pats kažką turi, vairuoji? Jo, 4. Koks? Ką jo? 49-110? Nežinau. Į Voginius nesi atvažiavęs pasvažinė? Gal jau 5 kartus. Po kalnus pavažinėjai? Nebaisu į kalnus užkilt, čia yra tantų tokių aukštų kalnų? Ne. Kai žinai, kad 4 užtrauks, tai tada nieko. Turėjai kokių virtimų, susižalojimų? Jo. Bet noras nedingsta važiuoti? Ne. Esu atsitrenkęs į medį ir perskridęs per priekį. Bet tai čia, žinai. Tai taip. Čia visų jaunystė kvailystė. Kas dar iš jūsų turit ką? Aš 4. Koks tavo 4? Galingas. Galingas? Jo. Esi į Voginius atvažiavęs, ar ne? Ne. 605. Tai čia kaip tokiam biškai jau per galingas. Ja. Vieni važinėjom per laukus. Tai per laukus. Dabar gerai, kai laukus nukūlė. Jo. Per ažienas pasdraskyt. Ir gerai. Bus čia dabar 5-6 rugsėjo dienom bekelės varžybos ir 6 dieną startuos 4-ačiai bekeliai. Tai čia paprašykit tėvų, kad jūs atvežtų ir va ten va ir labai smagu žiūrėti ant tų kalnų. Kaip 4-ačiai važinėja. Jo, ir jie važinėja papurvus, ten 4-ačio vairas tik tai skyšo ir jis tai va. Važiuokit. Gal varys? Atvarykit. Aš jau buvau su tuo 4-ačiai klimpęs. Nesenai. Tai kas ištraukė, ar pats išvažiavai? Ne, tai persijungiau į 4 varamus. Tai labai smarkiai nebaida į kamščias. Jo. Gerai. Čia jau po biškį rimsta technika. Vieni startuoja, kiti laukia. Atsibodo? Atsibodo jau. Nieks nepavežioja. Va pasauliui traktorių. Ne.